Kolagenas ar injekcijos? Ką išsirinkti? Pliusai kolageno injekcijų. Tai greitai, tai momentinis efektas. 100% pasisavinimas, nes mes suleidžiame kolageną iškart po oda. Minusai - tai skausminga. Ir jei pas jūs yra kolageno deficitas, o po 25 metų kolageno sintezė mažėja, tai organizmas iš jūsų veido greitai paims ir perneš ten, kur jo reikia labiau. Ir jums reiks grįžti prie injekcijų vėl ir vėl. Pliusai gerimo kolageno. Visų pirma, tai neskausminga. Antra, tai pigiau nei injekcijos. Ir trečia, tai kompleksinis sprendimas. Tai yra pas jūs apart pagražėjusias veido odos, taip pat pasikels vidaus organai, sustiprės plaukai ir nagai. Aišku, galime apžvelgti ir minusus. Jei jūs norite momentinio rezultato, to nebus. Organizmas pirmiausia kolageną nusiųs ten, kur jo reikia labiau. Todėl gerimo kolageną reikia vartoti bent 3 mėnesius, kad atsistatytų jo deficitas. Ir tada tai bus puikia alternatyva injekcijoms. Ir antras minusas - tai būtinybė išsirinkti tinkamą formą, tinkamą dozuotę, tinkamą sudėtį. O kaip išsirinkti kolageną, kaip gauti maksimumą nuo jo vartojimo, sužinosite parašę man. Aš visada pasiruošusi atsakyti į jūsų klausimus.